Wow, kaip išsilaikė egzaminus? O kas klausė? Mama. Buvo sunkus egzaminai. O jai draugas? Ai. Wow, tai kur studijuosi? Čia. O gal čia? Klaipėdos universitete. Kodėl? Todėl, kad čia yra dar vienas miestas. 3 dienų balius. Vienintelis neplaukiantis burlaivis. Didžiausias tualetas, kuriame plauk didelis riebus bangėnis. O dabar beliko išsirinkti gražiai. O ką iš čia per? Skambant specialybę. Po velnių, kas yra ta kraštovaizdžio architektūra? Sakai kraštovaizdžio architektūra? Gamoji mokslai ir meno disciplina formuojant žmogaus erdvinę aplinką, statinių ir jų kompleksų dermę sugamint kraštovaizdžio pagrindą ir atskirų jo elementų. O jei žmoniškai, laistysi, ravėsi, geniesi, kasi, šienausi. Juokelis. Iš tikro baigę šią specialybę tu galėsi formuoti kraštovaizdį, planuoti parkus, projektuoti viešąsias erdves, projektuoti istorinius parkus, projektuoti žalią interjerą, planuoti miestus, stiprinti identitetą, projektuoti želdynus, projektuoti nesudėtingus statinius, planuoti vietoves. Todėl tu turi būti paplaukęs menininkas, kruopštus kaip krapštukas, darbštus kaip šos užšluota, užsispyręs kaip ožys, o erdvinis tavo mąstymas kaip asnas erdvėlaivį. Ir jei tu manai, kad tu toks esi, tai tapsi žinomu ir turėsi daug draugų, o tavo veidas po žurnalų viršelius užkalsi daug pinigų, kad net nežinosi, kur juos dėti. Dėsi pinigus po lovą, galų gale net baldus pasigaminsi iš pinigų, o tavo kaimyno galvas sprogs iš pavydo. Po velnių, tad būk kraštovaizdžio architektu.